dabar jau visiems akivaizdu, kad mūsų kaimas nyksta. Žmonės įsivaikščioja, kas į užsienius, kas į miestus. Kaimo rodikliai prastėja. Mažiau pieno, mažiau kaimuose galvijų, mažiau produkcijos. Jau mes, mokslininkai, žemdirbių atstovai, jau sovietmečio paskutiniais metais pradėjom galvoti, o koksgi mūsų kaimas. Todėl netgi paskutiniais sovietmečio metais parengėm pirmąjį valstiečių ūkio įstatymą. Tai pirmasis Tarybų Sąjunga toks įstatymas buvo. Atsikūrus nepriklausomybei, žemdirbių sąjūdis parengė jau nuoseklesnę kaimo ateities programą, kurios ašis pagrindas buvo šeimos ūkiai. Deja, kiek laiko praėjus, netgi pradėjus gauti ES paramą, pamatėme, kad vis dėlto padėtis sunkiai keičiasi, kad šeimos ūkis sunkiai egzistuoja. Dėl to 2013 metais didelė grupė mokslininkų, signatarų, pačių žemdirbių parengėm kreipimąsi į vyriausybę, į Seimą, prašydami atkreipti dėmesį, kad kaime padėtis iš tiesų yra bloga. Deja, tas mūsų pareiškimas didelių atgarsio negavo. Gavom tam tikrą atsiliepimą su padėka iš prezidentūros, tačiau nei ministras pirmininkas Butkevičius po daugelio pažadų mūsų nepriėmė pokalbiui, nei didelį dėmesį atkreipė Lietuvos Respublikos Seimas. Todėl praėjus keletų metų nusprendėme ne tik patys pasižiūrėti, bet ir kitiem parodyti, kaip atrodo mūsų kaimas, kokios problemos. Todėl mūsų grupė iniciatorių pervažiavom visus pagrindinius Lietuvos regionus, specifinius regionus ir pateikėme medžiagą. Šitą medžiagą pakeliui aptarėme ir Šiauliuose įvykusioje Aleksos vardo mokslinėje konferencijoje. Pats labai gražiai aprašė apie paskutinį kaimo arklį. O dabar liktai minėjai, kad ir karį ko gero paskutinį. Tai gal parodysi, kur tas tvartas, kur ta karį. Aš parodysiu, mes užėjus į svečius, gal ta Monikutė, aš ją taip vadinu, labai gera, simpatiška moteris ir toks skanus jos pienukas buvo, toks skanus. Ir va likom. Bet man karvė tai ne vien pienas, tai yra gyvulys su tais atsidusimais, atrajojimais, visa kita, tai gražus. Ir aš rašydamas prieš 5 metus apie paskutinius arklius Diemeniškių, negalvojau, kad taip greitai teks pasakoti ir apie paskutinę karvę Diemeniškių. Tai va, iš tikrųjų paskutinė. Pirma, žinokit, kaime Kožnon sodybos buvo po 3 karves. O jau po 2 visur buvo. Va mano laikais, kai aš atvažiavau prieš 10 metų nepilnus, buvo po 3 karves turėjo. 2 karves ir prieauglis. O dar kaime 1 karvė, įsivaizduoja. Tai kokis gyvenimas? Tai dar visą laimę, kad duoda pensijų, o jei neduot pensijos, kad gyvens. Dar tų 180 duoda, bet šiek tiek įsiversi. O išdirbta 36 metai kolūkis. Tai kolūkis tai čia ne šitos valdžios, anai valdžiai dirbo, tai šitą valdžią turi pensijų duoti. Nu tai... Na, ačiū Justinai, bendražygi, kad pakvietei. Gerai šnekant, aš pas tave pirmą kartą, juk tu esi
žemdirbių sąjūdžių kūrėjas, kolega pagal šitą sritį. Valstiečių ūkio įstatymų darnai sovietiniais laikais kūrėjas. O toliau, nagi mes organizavom, mąstėm, kokia ateitis mūsų kaimų, kaip gyvens tie šeimos ūkiai. Ir tu pats savo pavyzdžių ėmėsi šito darbo. Kaip tau sekasi gyventi? Kiek tu turi truputį to žemės, gyvulių ir kaip tu išgyveni? Ir kaip galvoji, ko reikėtų, kad tas šeimos ūkis tvirtėtų. Už tai, kad šeimos ūkis, tai mūsų kaimo ateitis, Lietuvos pagaliau ateitis. Jūs pagalvokit pats. Reiškia, prioritetas gauti paramą stambiam ūkiui, prioritetas gauti paramą pradedančiam ūkininkui, sakykime, susigrąžina PVM stambus ūkininkai. Tai kuo jie kitokie? Va šitą mes juk senesni mes išauklėti, kad vis tiek, kad žmogų turėtų būti vienodai traktuojami, o šitaip ne. Da jeigu daduot, tai už produkciją, ypač už pieną, stambesniai daugiau gauna. Taip. Tai kaip tam šeimos ūkiui išgyventi, ko reikia? Ir truputį apie savo tada ūkį plačiau. Tai aš turiu pasidžiaugti, reiškia, šiandien ryte be 15:06 paskambinau pienininkė ir pasakė, kad ateik pieną pasiima pas mus patys pienininkai. Ateik, reiks pasirašyti. Ir pasirašiau ir, žinokit, pieno kainą pakėlė 30%. Gaudavom po 10 centų už litrą, o dabar gausim po 13. Tai tikrai sunku, buvo jau visai jau viltis ir jau pradėjau augyti mėsinės karvės, tai jie gali kažkiek laiko dar viskį melžt, kad savo turėti pieno, o paskui veršiukas pamelž. Bet daugelis čia ir pradėjo augyti mėsinės karvės. Bet iš kitos pusės pagalvojus, tai kokia kvailybė augyti karvę, kuri neduoda pieno. Tai panašiai mūsų ta ekonomika taip sutvarkyta. Tai tu dabar žemės kiek turi? Tai dirbamos turiu 12 hektarų. O gyvulių tai 3 karvės ir 2 telyčius, viskas. Šitoj tokiuose pievose kaip pas mane, tai pernai, kai buvo sausi metai, tai ir šiaudai šėriau, o šienavau pievą prie šito namuko, tai 3 kartus. Kad ten yra kas kusti, čia nederlinga ta žemė. Tais metais, kada potvinis didelis, kažkaip geriau auga žolė. Pernai nebuvo potvinio, bet dėl to, kad lietus. Tai aš suduriu galus su galais. Aš nieko, kam nereikia, neišleidinėjau pinigų. Bet tas Arnašius tik jau sėkmingai ūkininkauja. Ką iš čia gyvulius, ką laiko, ko jis susima? Gyvulius ir jis ūkininkauja protingai, bet neapžioja. Baisybė netvarkingos žemės, pastipusių gyvulių būdavo ir šienas išplaukė va čia. Pačius pirmus metus, reiškia, nušienavo pievas taip, kaip reikalauja, o rulonų nesuvežė. O paskui per potvinį keli šimtai tų rulonų nuplaukė į Kuršių marias. Ta parama reiktų duoti ne iš karto, o tada, sakykime, traktorių nusipirkai ir kas metai tau atiduoda dalį to, ką tu įdėjai. O to pinigus gali ir iš banko pasiskolinti. Tai šitaip nebūtų jokių sukčiavimų. Sakykime, aš jums rodžiau, kur tarsi pasodino šaltalankius. O jeigu būtų tokia tvarka, kad jis atsimtų savo pinigus tada, jau bent tada, kada tie šaltalankiai prigijo. O jis pasodino, padarė kaip Graikijoje, reiškia. Turbūt žinau tą atvejį, kada Graikijoje gaudavo tą Europos paramą už alyvmedžius,
kurie buvo, reiškia, butaforiniai, tokie kaip pas mus būna Maksimo ar kitur tokie medeliai. Ir atkreipė, kiekvienais metais nufotografuoja ir paskui pastebėjau, kad kažkaip labai lėtai tie alyvmedžiai auga ir lapų nemeta. Nu tai paskui išaiškinau, bet tai Graikijai priėjo iki to, tai mes neturėtume prieiti. Tai gal pas mus paaiškės tie dalykai ir valdžia bent atitinkamos organizacijos pažiūrės, kad europinė pagalba, kuri ateina, kad būtų efektyviai panaudojama. Nu tai aš turiu tokią viltėlį, nu kaip čia pasakius. Ko reikia, kad va šitai būtų, kad mūsų šeimos ūkio asociacija, kuria turbūt yra pas jūs čia rajone? Nežinau, ta šeimos ūkio asociacija tai yra popierinis reikalas. Apgriūsių tokių sodybų, apleistų laukų, daug, tai dar keliais žodžiais apie tuos savo kaimynus, čia jie visi ūkininkauja ir gauna tą paramą, ir kodėl to žemės iš vieno atima ir neduoda pačiam to žemės daugiau. Ne vienas vaikas nenorėjo čia pasilikti tą kartą, kur kaip aš, tai jau baigė dienas ir nepajėgė susitvarkyti, o vaikai visi be išimties Airijoje arba Anglijoje. Čia Dabar apie tuos tikrų. Kuo daugiau, kaip sakyt, namuoti. Bet žmonės ateina skundžiasi. Saka, susitarėm, sutarties nerašėm, kad tiek ir tiek man kažką ten už tą nuomojamą žemę. Saka, praėjo 5 metai, nei vieno lito, nei vieno euro neduoda. Na tai, va, čia sakau. Kiek maždaug žemės superka tokie vadinami ūkiai? Nesuperka. Nesuperka, nuomoja, vadinamai, nuomoja net pinigų nemokėdami. Taip. Kiek maždaug kiek turi? 50-100 hektarų. Reiškia, atsisakė, kaip sakė. Nu, sakau, net ir 10 nepririnktumėm per visą. Gerai, kuo jie užsiima? Pasėja, nupjauna, parduoda. Karvės dar ką gyvulius laiko? Absoliučiai. Absoliučiai. Nei vienos karvės nelaiko, nei vienos kiaulės nelaiko. Čia yra tik augalininkystė. Vadinasi, iš principo, ko gero, tik gauti išmoką į tą daugiausiai. Taip, taip. Jisai nupjauna, kad laiku būtų padaryta, išmoką gauna, o toliau... Jie parduoda ir grūdus, skudinius ir panašiai. Tai dabar žmogus iškūlęs avižas, reiškia, veža į Varėną, iškūlęs, reiškia, rugius veža į Alytą. Kiek aš jau žinau, iš mūsų visų čia ūkininkų, nei vienas neturi džiovyklos. Nu, a ką tai reiškia neturėti džiovyklos? Reiškia, veži kaip pusiau paruoštą produkciją, numuša kainą, suprantat, priduodi kaip pašarinis grūdus, kaip tai. Didžiausia parama iki šių metų buvo paukštyna, paukščio, Vilniaus paukštyna, tas reiškia. Tas skystas mėšlas toks. Neskystas. Jis yra suštabeliuot, dabar jau yra neskystas. Jau yra tokį padarė. Bet negranuliuoja dar. Pakėlė kainas ir šiemet jau nei trečdalį nebeišpirko. Bet nedaug dievė, kada paukščių mėšlų patrešia, tai už 10 kilometrų šlapas sunku eiti. Na taip. Jeigu negranuliuotas. Kur granuliuotas, tai ten taip. Nes aš pas paukštynį direktorium dirbau priekulį, tai žinau. Bet kitas dar dalykas, visi įsiterpia dar Vilniaus kanalizaciją. Įsiūlo vienam kitam. To dumblu? Taip. Tai čia baisu. Čia yra Vilniaus žemės gadinimas. Tai, kaip sakant, yra baisu. Kadangi sunkiai metalai viskas tai yra, reiškia, užkrečiamas dirvožėmis sunkiaisiais metalais. Tai teisingai. Bet kadangi jie siūlo tokias, jie nemokamai atveža ir sakant, nemokamai paskui paskleidžia ir aparė. Nu tai to žmonės, kaip sakant, reiškia. Čia valdžia turėtų atsisukti į tą smulkųjį ūkininką. Smulkus ūkininkas, jis nepajėgus, turėdamas 3 hektarus, susipirkti galingą techniką, susipirkti kombainą, kad galėtų savarankiškai ūkininkauti. Čia turėtų, reiškia, šitam procese dalyvauti seniūnija,
reiškia, ir šitas jau Lietuvoje yra kai kuriuose rajonuose ir daroma, reiškia, seniūnija įsigyja kompleksą žemės ūkio technikos ir tą techniką, reiškia, naudoja, reiškia, asmeninių ūkio sklypelio apdirbimo, kaip sako, už tam tikrą kainą. Ir šitas, kaip sakant, procesas yra gana nesudėtingas, bet jis labai naudingas. O šitoje seniūnijoje tai įmanoma, ar tie ūkininkai smulkus 1-3 hektarų savininkai sutiktų tokiom sąlygom? 100% sutiktų. Teko šnekėti? 100, taip, tenka susitikti, kaip sakant, kaip sakant, ir kur yra, reiškia, nepilno šeimos, ten vienišos moteris ar vieniši vyrai, senesnio amžiaus, kaip sakant, nu, jie nei traktoriaus vairuoja, nei ką, kaip sakant, tik tai šitas, reiškia, ir išspręstų problemą. Nu, aišku, žmogus už šitas seniūnijas teikiamas paslaugas turėtų atitinkamai susimokėti. Ir jam būtų nauda, ir kitas dalykas, pagyvėtų, reiškia, žemės ūkio naudmenų sutvarkymas, kaip sakant, ir tuo pačiu pagerėtų produkcijos kokybė, nes žmogus turėdamas, reiškia, seniūnija, pavyzdžiui, turėdama techniką, pasėlius nupurkštų laiku pasėtų, laiku nuimtų. Ir, kaip sakant, ir tas, kaip sakant, sudarytų palankesnės sąlygas kaimo žmogaus, reiškia, gyvenimo. O dabar jūsų šitoj seniūnijoje, kiek žemės yra dirvonuojančios, visiškai apleistos? Matote, dabar šitas procesas pasisuko visai kitą linkme. Buvo gana dideli plotai apleistų žemių, bet kadangi, reiškia, čia, reiškia, nacionalinės žemės tarnybos nurodymų, reiškia, vykdomi, reiškia, žemės naudojimo patikrinimai, nu ir yra skiriamos baudos. Tai dabar būna, reiškia, kurioziškų atvejų, reiškia, vaikšto po gyvenvietę ir prašo, būk geras, už kažkokią sumą pinigų nušienauk mano pievą, kad man nebūtų bauda, nes aš ją uždeklaravau. O Vilniaus rajonas, paklausyk mane, Vilniaus rajonas anais laikais turėjo antrą vietą pagal pasėlių plotą po Kėdainių, antrą vietą, taip. Pirmą vietą turėjo Respublikoje bulvių išauginimą 20 000 tonų, o virš parduodavo Vilniaus miestui. Jūs pažiūrėkit, pieno parduodavo Vilniaus rajonas irgi atitinkamoj vietoj, nors žinot Vilniaus rajono žemės. O dabar pasižiūrėkit, kas liko. Jeigu buvo 26 000 Vilniaus rajone karvių kartu paėmus visų visuomeninių, valstybinių ir kitų ūkių, vienu žodžiu mokslo įstaigų kartu paėmus, buvo 26 000. Pieno apie 3 000 tonų. Vietoje 80 000. Parduodavo 80 000 tonų pieno Vilniaus rajonas. A dabar parduoda apie 3 000, aš patikslysiu, jeigu reiks, tai bus po kablelis skirtumas. Va, dabar jau yra faktas įvykęs. Dabar reikia mąstyti, ką daryti nuo šios dienos. Jį remdami resursais valstybės pirmoj eilėj. Sudarysime sąlygas jam grįžti prie kruvinų laikų, už veislinį gyvulį, už elitinę sėklą, dengti, vienu žodžiu, kai jis pardavė šitą skirtumą, įsigyti aukštos reprodukcijos veislinį sėklą, gyvulį veislinį įsigyti, vienu žodžiu, kad šitą visą skirtumą padengti, jis pardavė bulių, bet jis už tą patį bulių nusipirko aukštos reprodukcijos gyvulį, ar mažą, ar didelį, mažą pardavė, mažą nusipirko, didelį pardavė, kai jis galėtų nusipirkti vertingą ir daryti šeimos ūkį, jeigu norim duoti.
skaudu girdėti, kad visur per radiją, per televiziją, spaudoj dažnai vis rašo ir kalba, kad kaimas miršta, kaimas išmiršta, kaimas prasigėręs, kaime sodybų tuštėjimo metas. Na, žinot, aš iš dalies galima su tuo sutikti, bet iš kitos pusės aš šiek tiek esu optimistas. Pervažiom per seniūniją, mūsų seniūnijoje yra 37 kaimai. Turbūt matėt didžiausias gyvenvietės dvi, tikrai ir neblogų namų yra pastatyti, ir veikia ir kultūros namai, ir bibliotekos veikia, ir jose yra ir kompiuteriai, ir ateina žmonės, ir jaunų žmonių likę. Tačiau taip, iš kitos pusės pritarsiu, kad periferijoje seniūnijos maži kaimai, kurie ir sudaro iš tų 37 gyvenviečių, 33 kaimai yra mažieji kaimai, juose senbuviai, seni gyventojai iš tikro, nežinau net kaip įsireikšti, išmiršta, išeina iš šio pasaulio ir į jų vietą, jų palikuonis, jų vaikai, jų paveldėtojai negrįžta, nes jiems nėra kas veikti. Aš manau, kad iš dalies čia kalta galbūt ir buvusių vyriausybių politika ir dabar esamos. Kadangi šitiem žmonėm nelieka pragyvenimo šaltinio, nelieka pagrindo po kojomis. Pažiūrėkime dabar 8 centai už litrą pieno. Ar gali jauna šeima, grįžus kažkur, išėjus tėvams, anapus, grįžus iš miesto, imtis verslo ir pragyvent? Turbūt kiekvienas sutiksit, kad tai jų lauktų tik tai egzistencija, egzistavimas. Be to dar įvairios ir negandos, kai žinau, ir kiaulių maras palietė labai Varėnos rajoną, uždrausta ir kiaulės auginto. Tai buvo irgi viena iš tokių tradicinių 100 metų išvystyta šaka. Žinom, net tarpukario Lietuva garsėjo ir tą kiaulininkystę. Dabar net ir šito negali auginti. Ir tų kiaulyčių. Pienas neapsimoka, todėl iš buvusių bandų, ten Žilinų kaime apie 250 vienetų melžiamų karvių, kiekvienam ūkiai po 1, po 2 prieauglius buvo. Dabar teliko apie 30 karvių. Mažose gyvenvietėse, kur buvo po 50, po 60, po 40 karvių, dabar daug kur jau rasim iš tų kaimų, kad neliko nei vienos karvutės, neliko nei vieno arklio. Pati tvarkotės? Nu tai jau kasgi. Vaikai nepadeda? Nu tai kiek padeda, taip. Jau seniai tvarkyta ir jau... Ir pagal senovinį laiko? Ne, jau pagal šį. jau senovės nėra. Gaila, ne, jum? Nu tai, va ką pagalvoju, tai atrodo buvo ir gerai tada, dar blogiau. Tada baimės tokios nebuvo. Dar tai tiesiog, nežinai, kas gali užeit, kas sustos. Nors pas mus dar kaime tai ramybė. Na, ne. Kad paklausai per televizorių pažiūrai, tai baisu, kas dedas kaimuose. Mažokai. O dabar jūsų kaimas nykstantis ar nenykstantis? Nu kaip, kaimas mūsų pats tie namai, kur yra, jau juos perka labai noriai. Vilniečiai? Vilniečiai, nežinau, ir žemaičių čia yra. Kanišauskas ponas turi nusipirkęs. Jo žmona tikrai žemaitė. Ja, gerai. Na dabar sugrįžkime į Žemaitiją, pasižiūrėkim kaip pas žemaičius. Labai džiugu buvo ir miela, kad kai važinėjom po Žemaitiją, o ypač po Šilalės rajoną, kad pilnos pievos galvijų, žemė dirbama, nušienauta, visur viskas tvarkinga. Ir tai panašu, kai aš prisimenu savo keliones Prancūzijoje, Danijoje, sakykime, Švedijoje, ten tiesiog sunku surasti vietą, kokį nors plotelį, kad jisai būtų nedirbamas. Visur dirbama, visur galvijai ir taip toliau. Tai aš manau, šitą standartą Žemaitija ir atitinka, tačiau jeigu sudarius ūkininkam palankesnės sąlygas, tai
dar tų galvijų atsirastų ir daugiau ir kokybė pagerėtų. Kaip mes supratome iš ūkininkų kalbų, jie didelių reikalavimų nekelia, prašo pakelti už pieną 14 centų, kitas sudaryti sąlygas. Taip pat būtų gražu, kad visuomeninės organizacijos ūkininkais rūpintųsi. Dabar tragiška, kad ūkininkai nežino savo visuomeninių organizacijų, tai reiškia, ką jos tik tai popieriuje. Manau, tą galima visą pataisyti ir atėjusi naujoji valdžia, kaimo valdžia, sakykime, kuri tas problemas žino, tos dalykus įspręs. Atvažiavom į Telšių kultūros sostinę, tai Žemaitijos, žinom, jeigu tokia padėtis žemės ūkių, kaip dabar yra pas jūs Žemaitijų klostas, tai ko gero gali tapti ir Žemaitijos tikrąją sostinę. Tikrųjų, ačiū, kad atvažiavot, labai malonu matyti, šiokį gražią dieną, rudens dieną, ko nebuvo visą vasarą. Ir aš gyvenu, kaip matot, kaime, man čia patinka ir niekada nežada keisti savo gyvenamos vietos į miestą, didmiestį ar dar kažkur. Kodėl? Todėl, kad čia aš gimiau, čia užaugau, čia ramu. Tas artumas, tas žmonių bendrystė, ji visada buvo. Ji šiek tiek laikui bėgant blėsta, bet ji niekada neišblės iki tokio lygmens, kaip yra didmiestį. Šitiek hektarų kiti dirba, šitiek hektarų. Aš manau, kad su 50 hektarų tikrai galima išgyventi, šiuo tai minėjau. Mažesnis ūkis turėtų būti, kaip yra Danijoje ar Skandinavijos šalise, tai šeštadienis ūkininkas, kada turi darbą, tarnybą ir savo laisvo laiką praleidžia savo ūkį kaip papildomą hobį, darbą, pasitenkinimą, aišku, ir kažkokias pajamas. Tai mažiau 50 hektarų turėtų būti šitokie. Virš 50 hektarų jau pilnai, mano manimu, galima gyventi ir išgyventi. Šeimos ūkis tikrai gali išgyventi, 200 ir daugiau hektarų jau šeima turbūt sunkokai apsidirbtų šiandieną, reikėtų papildomų darbuotojų samdyti. Pradėjau tą žemės ūkį vystyti čia šitam kaime. 15. Aš esu šeštadienis ūkininkas. Žemė šiandien 15 hektarų ir aš tikrai apsidirbu, kad ir laikom tikrai man mažai, žmonių nesamdau. Aiškus šitokiam ūkį turi tėvuko palikimą, rusišką techniką, kai kurios darbus padarau, 15 hektarų kombaino tai niekada nepirksiu ir niekas man to neleis, ko gero, tai tikrai apsidirbam. Mes Žemaitijoje, Šilalės rajone. Žemaitijoje šeimos ūkiai nuo pat pradžių tvirtai kūrėsi ir dabar laikoma, kad iš tikrųjų geriausiai įsitvirtinę yra. Su manim kartu Antanas Viderskis ir Albinas Radonis, buvę mano kolegos Žemės ūkio ministerijoje. Mes kalbinam du tikrus žemaičius, ūkininkus, Antaną Grybą ir Romą Gartašių. Šiandieną šeimos ūkis. Mano ūkis ir dukros Mockienės Ligitos, nors dirbame kartu, bendra sėjomaina. Ūkyje dirba sūnus Tomas, žentas Martynas, sūnėnas Evaldas ir Tadas, o per didįjį darbymetį, javapjūtės metu, jau talkina ir anūkai. Taip kad tas ūkis pasiekėjų jau turi. Laikas, kaip sakant, man bus nuleisti gazą, bet kažkas pasiliks. Gal neskubėkim, bet maždaug apie ūkio specializaciją. Šiuo metu augalininkystės ūkis, nors pradžioj buvo įvairių bandymų. Pradėjom nuo 12 melžiamų karvių, pastatėm tvartelį, po to vyko tokia nelaimė, trauma, kada nebegalėjau, kaip sakant, dirbti didesnį fizinį darbą. Buvom sugalvoję ir įkūrę pieno perdirbimo cekelį. 10 metų pieną pirkom iš aplinkinių kaimynų, gaminom sūrį, varškę, jogurtą ir visus kitus produktus.
bet reikalavimai stojant į Europos Sąjungą ypač buvo labai dideli ir mažom įmonėlėm, mažiems sekams buvo nepakeliama našta nuo tikrintojų, nuo įvairių prižiūrėtojų. Ir jauną žmogų kaime išlaikyti prie gyvuliukų, tai pieno kainos visiškai netos. Prie grūdų vis tiek yra darbas sezoninis, vasarą sunkiai padirbam, bet žiemą esam laisvesni, užtat ir mano, kaip sakant, jaunimas, ir sūnus, ir žentas, ir anūkai su malonumu talkina. Valstybės požiūris ne visada toks, kokį mes norėtumėm, kad ir modernizacijos, reiškia, paraiškos paskelbtos, kad priimamos renkamos, bet dar nėra patvirtintos taisyklės, pagal ką bus vertinami projektai, tai kaip galima tą projektą parašyti tokį, kad jis būtų teigiamai įvertintas. Europos atžvilgių Lietuva yra tikriausiai mažas regionas ir tie visi reikalavimai lyg tai kaip vienam regionui, bet Lietuva yra specifinis kraštas turbūt ir kiekvienas rajonas net yra skirtingas, skiriasi nuo kito. Jeigu Šilutėje vargsta su polderiais, su užliejamom pievom, mes Žemaitėje vargstam su rūgščiom dirvom. Daug investicijų reikia įdėti, pakalkinant dirvas. To klausimų irgi iš vyriausybės, iš Žemės ūkio ministerijos jokio judesio nėra. Žymiai didesnis dėmesys turi būti skiriamas melioracijai. Nors esam įkūrę asociaciją ir gyvendinę vieną projektą melioracijos rekonstrukcijai, bet tai yra labai mažas kiekis, o kuo tolesnį perspektyvą, to reikalavimai didesni, to reikia daugiau savų pinigėlių, to sunkiau tas programas įgyvendinti. Dar vieną klausimą. Jūs sakėte, taip, čia tas, kur aukščiausias, tai mums jau bus labai sunku susitarti ir kažką tai pakeisti, nei nuo jūsų, nei nuo mūsų priklausys. Bet ta, kurie yra virš mūsų valdžia, tie, kurie sėdi Vilniuje, sunku pasakyti, ką jie turėtų daryti. Kitą kartą geriau, kad nieko nedarytų ir tai būna gerai. Čia turbūt yra svarbiausia. Aišku, bus priimamas ir žemės įstatymas, kuris labai bus nepalankus tiems, kurie nuomosim žemę, ten jos, taip sakant, saugojimas, gerinimas. Jeigu ne ilgalaikės sutartys, tai faktiškai žemę naudoti lyg tai ir nebus įmanoma. Labai jau lengva ranka mes sutinkam su Europos Sąjungos reikalavimais. Kiek žinau, lyg tai 50 pavadinimų cheminių produktų bus išimta iš rinkos. Pasidomėjau, tai patys einamiausi, patys pigiausi cheminiai produktai, kuriuos mes šiandien naudojam. Kas iš to seka? Reiškia, ateis nauji produktai, bet jie bus žymiai brangesni ir vėl plonės mūsų piniginės. Noriu, kad jūs papasakotumėte apie savo ūkį, kaip jums čia sekasi tą gėrį tobulinti ir būti pavyzdžiui Lietuvai. Kadangi aš jau tai biškį atleidus strangus, nelabai ir puolu, bet atsirado sūnus, kuris pardavė Klaipėdoj butus, jis su dideliu noru, jis su ūpu parėjo čia į Tėviškę. Bet žinot, ir sunku, ir man sarmata žiūrint į jį, kadangi šiuo laiku pieno kainas tai yra siaubingas, galima parduoti tušti bambalį ir gauti už tą, reiškia, pigiau nešti tus bambalius, negu kamelšti karves. O dabar mes, kaip jis sakiau, sūnus yra parėjęs iš miestą, jis jau dabar daugiau rankas prideda prie to ūkio. Aišku, yra sunku tą ūkį plėtoti, kadangi nėra tų kainų, kad būtų ta kaina, man rodos, daugiau tam kaime būtų ir žmonių ir viskas. Aš pasakysiu tiek, kažkodėl tai mums nesiseka su premjerais ir suprantat, vieną kartą atvažiavo Šleževičius pačioj pradžioj, tai kai mes pasakėm, kad blogas kainas, tai jis, kad reiškia, žiemą data kaina nieko, vasara bloga, tai jis mums patarė, tai jūs sako, nemelškit vasarą, jūs melškit žiemą. Tai jūs įsivaizduokit, kokia yra supratimo premjeras. Aš dabar pasakyčiau apie poną Butkevičių, kad ir čia nėra geriau.
kada prie jo kabinete būna perdirbėjai, jį iš ten išeina kaip iš sovietinė žiburėlė. Visi šypsos, laimingi, nežinau, kodėl laimingi, bet mes tai tikrai nelaimingi. Aš noriu pasakyti, kad jei toks bus požiūris į tą žemės ūkį, nukirs paskutinę šaką to medžią. Jei neliks gyvulių, neliks kaime nei žmonių, iš vis nieko nebereikės. Nežinau, bus tai kaip Rusijoje. Tai gerai, dar patikslinti noriu. Sakykit, kokia kaina jūs tenkintų, kad jūs normaliai taip galėtumėt laikytis ir pelną turėti? Ar esat pasiskaičiavę, galite? Taip, esu paskaičiavęs ir su sūnum, suprantat, mes nenorim tai, kai vokiečiai, olandai, mes visam esam skriaudžiami, mums duotų 25 euro centus ir mes būtumėm patenkinti. Taip, ir būtų viskas normalu. Į mums nereikėtų jokios valstybės paramos. Te būni kaina normali, mes neprašom išmaldas, ką mums duotų, ką nors dykai, mes susidirbtumėm. Gerbiamas Antanai, dar noriu vieną klausimėlį paklausti. Ką jums padeda šeimos ūkių asociacija ir jos ten prezidentas Vidas Jocnukis? Yra tokia asociacija, kokia susilaukė? Galbūt jie yra, bet aš apie ją pirmą kartą tikrai girdžiu. Pirmą kartą girdžiu. Ar bendraujate? Ne, nebendrauju. Žinom, kad yra tokia asociacija ir nelabai pasidomėjom jų veikla, bet tų asociacijų Lietuvoje yra labai daug ir jos juda labai, man atrodo, neintensyviai. Bet jie gal domisi jūsų veikla? Niekas nėra manim pasidomėję. Aš kaip grūdų augintojas, aš esu grūdų augintojų asociacijoje. Tai šitą, iš jo sulaukėt kokios paramos? Taip, mes vis tiek ten susirenkam informaciją, vyksta susirinkimai, kiek informacijas turim. Jūs man sakykit, koks tas turi būti kooperatyvas? Nu, mes neįsivaizduojam. Mes tikram esam kooperatyvai, tikram. Įnašus te įnešam, bet naudos jokios. Jei tu sukūrei kooperatyvą, tai tau bus blogai. Mažiau gausi jo už litrą. Tai priežastį paklausti. Šeimos ūkis visais laikais buvo yra ir bus kaimo klestėjimo pagrindas. Tai yra tautos kultūros, kalbos ir papročių saugotojas. Praradę šeimos ūkį, mes prarasime savo tautos savastį. Nes mums teko kartu būti mokslinėje konferencijoje Šiauliuose, kada buvo apie Joną Praną Aleksą. Ir joje buvo skaitoma kaip tik tai, kokios yra mūsų perspektyvos ir numatomos, kas laukia mūsų Lietuvos kaimo. Kaip tik tai buvo. Ir tenais noriu paskaityti citatą. Gelbėkime šeimos ūkius. Jie labiausiai kenčia nuo vadinamosios laisvosios rinkos diktato. Jos labiausiai diskriminuoja perdirbėjų ir prekybininkų monopolis. Reikia reguliuoti ne rinką, bet santykius tarp žaliavos gamintojų, ūkininkų, perdirbėjų ir prekybininkų. Į tas santykis turėtų būti 40-40-20. Kai bus stiprus kaimas, stipri taps ir visa Lietuva. Citatos pabaiga. Pagal kai kurios skaičiavimus iš agrarinės instituto yra Melnikienės Rasos direktoriais tokie pasisakymai ir straipsniai, kad šeimos ūkyje, kuris turi net tik tai 10 hektarų, jisai yra jau darbdavys. Nes jisai darbų duoda savo šeimos nariams ir nereikia prašyti išmokų. Tai yra gerina pačią demografinę lyčių kokybę, todėl kad tai yra santykis vyrų ir moterų ir tai yra iš tikrųjų labai svarbi detalė. Kita, tokie ūkiai, jie iš hektarų duoda daugiau produkcijos ir daugiau laiko gyvulių, negu kad stambieji ūkiai, kurie daugiausiai būna grūdinių kultūrų ir jie alina mūsų žemę. Dar norėčiau irgi palyginti tokius dalykus, kaip mūsų kaimininėse šalyse, Lenkijoje, Olandijoje,
Danijoje ir daugelį mes galime išvardyti Europos valstybių, Italiją, kuriuose bendras ūkių plotas net iki 10 ir mažiau hektarų. Ir jie puikiai egzistuoja, puikiai išsilaiko, todėl kad yra protinga ir juos palaikanti valstybinė politika žemės ūkių. Ir jie duoda daug produkcijos ir yra užimtumas žmonėmis, kurie nebėga iš kaimų, neišeina, jie gali pilnai gyventi ir save išlaikyti. Žinoma, jie turi dar ir papildomus darbus kitose įmonėse, įstaigose, kažkokiose, kurios irgi taip pat yra įkurtos kaime. Dar norėčiau vieną pastabą ir intarpą įdėti, irgi citatą iš šitos buvusios konferencijos. Cituoju. Lietuvos žemės ūkio šakai, pieninkystei, ilgiau dėlsti negalima. Lietuvos žemės ūkiui degraduojant ir besivystant pseudoliberaliosios ekonomikos kryptims, užmiesčio perspektyva 2030 metais yra labai aiški. 10 000 ūkių kaime įvairovės turėsime tik apie 10 000 stambiųjų intensyviai chemizuotas technologijas naudojančių augalininkystės ūkių. Kitaip sakant, Lietuvos kaimo nebebus. Ką aš norėčiau dar pasakyti, kad kol dar yra galimybės ir gelbėkime mūsų Lietuvos kaimą, kurdami ir sudarydami pačias geriausias sąlygas teisinės, finansinės, ekonominės šeimos ūkiui. Tik tokiu būdu mes sulaikysime Lietuvoje išvažiuojantį jaunimą ir išleisime savo Lietuvos žemės ūkį ir visą Lietuvą. Mes kalbam su Arūnu Svitojum, ilgamečių mano kolega, bendradarbių, pirmos vyriausybės narių, sekretorium. Dabar jisai yra Baltijos fondo, labdaros fondo direktorius, pirmininkas. Kas ne kas, jis tikrai gerai mato, kokia dabar kaimo padėtis. Kaimas iš tikrųjų turi to tikėjimo dar. Tačiau įvairiom priemonėm tas tikėjimas jų yra gniuždomas, traiškomas, nepadedama iš tikrųjų suprasti, koks yra kaimo gyvenimas, koks jo likimas, koks Lietuvos likimas. O kaip su įdarbinimu, darbo vietų turi kaimo žmonės dirbtų, turbūt jeigu turėtų ką dirbti, pagal net žemės ūkį galėtų dirbti. Ir dar vienas klausimas, o kuriam krašte Lietuvos blogiausiai ir geriausiai? Taip, aš pažįstu iš tikrųjų visą Lietuvą, ne tik Lietuvą, bet ir mūsų Baltijos šalis, nes teko vykdyti apie 50 seniūnijų kaimų projektus, kur įvairiais būdais stengiamės padėti kaimo žmonėmis. Tai dovanodami karves, telyčiaitės, avis, vištas, bulves, kad žmonės gautų priemonę dirbti, kad jie galėtų dalintis tuo produktu, kurį sukuria gimusiais gyvuliukais su kitomis šeimomis, bet svarbiausia, kad jie patikėtų, kad kaime gali įsikurti. Ir aš galėčiau pasakyti, kad 10% tų žmonių iš skurstančių kaime tampa tikrai gerais ūkininkais, kurie naudojasi fondais, lėšomis, patikė ir išlaiko savo šeimas. Didesniai daliai ta pagalba suteikia galimybę dirbti ir gyventi, ir kaimo žmogus nori gyventi. Tačiau sudaromos tokios sudėtingos sąlygos įvairių valstybinių organizacijų, mokėjimo agentūros, inspekcijų, nes Lietuva neišlipa iš kontrolės, nepasitikėjimo ir inspektavimo krašto. Pavyko mums kažkada sujungti daug inspekcijų, kokybės inspekcija, higiena ir veterinarija į vieną, augalinkystės nemažai. Tačiau tos kontrolės mechanizmo dar mums įsigyvenę iki kaulų čiulpų, kad reikia kontroliuoti, nepasitikėti. Iš tikrųjų reikia požiūrį į žmogų, turim pasitikėti žmogumi, turim tikėti, kad jis pats gali daug ką nuveikti, pakeisti. Ir kaimo žmonės, jeigu taip žiūrint per visą Lietuvą, yra daug gebesni nei kad mieste gyvenantys, nes jiems reikia dirbti, save išlaikyti, tačiau tam reikia daryti prielaidas. Jeigu kalbam apie įvairią ES paramą, milijardai litų, milijardai eurų atkeliauja,
tačiau sudaromos tokios sunkios sąlygos, kad paprastas žmogus, šeima, kuri nori verslą daryti, įsikurti, ar tai žemės ūkis, ar tai ne žemės ūkis, jam užkraunama didelė biurokratinė našta, didelis nepasitikėjimas ir dažnai žmogus pamato, kas tai yra, arba neišdrįsta ateiti, arba nesugeba to įvaldyti. Nes paskutiniais metais kiekvienais metais keičiasi politika, taisyklės. Vienais metais remia gyvulinkystę, kitais augalininkystę. Vieni perka tą įrangą, kitais metais įranga nereikalinga, perka kitą. Pasėlių deklaravimai keičiasi. Dideliem ūkininkam, oligarchiniam ūkiam, jiem yra paprasta, nes dirba komandos, kurios ne tik tai, kad tvarko pas save dokumentus, bet jos įvairiais būdais stabdo finansavimą ir kitos kaimo savivaldos organizacijos bendruomenės lygtai startuoja, lygtai nori toliau keliauti, dirbti, bet vėlgi per finansus, per įvairius apribojimus varžomas jų laisvumas. Thank you.